Čia Energy Digest. Tinklalaidė, kurioje aptarėme, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 20-oji 2026 metų savaitė. Iš geresnių naujienų. Pastaruoju metu pasigaminame bent 9 iš 10 mums reikalingų kilovatvalandžių. Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje kyla baterijų parkas, o Rygos uoste planuojama vėjo technologijų gamykla. Iš tokių vidutinių, gaminančių vartotojų reguliavimo pakeitimai tiekėjų nuostolius mažins, bet nepanaikins. O naujas Seimo komitetas taikosi griežčiau prižiūrėti energetikos politiką. Be to, Litgrid planuoja dar vieną elektros magistralę tarp šalies vakarų ir šalies rytų. Ignitis grupė žada laiku valstybės kontroliai pateikti ataskaitą apie jūrinį vėjo parką. Štai papunkčiui. NATO is launching Baltic Sentry. Goodbye Russia, goodbye Lenin. Pirma, pradėkime nuo redakcinės pastabos ir pasiūlymo. Rašydamas apžvalgas pasaulinių krizių akivaizdoje jaučiuosi tempiamas į dvi pusės. Viena vertus, ten vyksta labai daug svarbių dalykų, todėl jų nenušviesdamas jaučiuosi tarsi nuo jūsų ką nuslėpčiau. Tačiau šis naujienlaiškis visų pirma yra mūsų, o ne globalių energetikos sektoriaus naujienų apžvalga. Todėl stengiuosi visų pirma kreipti dėmesį į tai, kas vyksta čia ir artimiausiame regione. Šią savaitę problemą sprendžiu taip. Naujasis židinys Aidai, kadaise paprašė į jų žurnalą parašyti apie tai, kas vyksta su Hormūzu ir nafta. Kodėl gilių tradicijų kultūros leidiniui prireikia apžvalgos apie tai, kas vyksta naftos rinkoje, manęs neklauskit. Bet dabar jie rengia naujo numerio pristatymą bare Kernagis, kur su žurnalo redaktoriumi Nerijum Šepečiu kalbėsime apie tai. Antradienį, 6 val. Vakare, jei nieks nepasikeis. Į temą geografija ir chronologija tinka, užsukit, pasilabinkit, pasikalbėsim apie Hormūzą ir naftą. Nuorodą į renginį paliksiu tinklalaidės apraše. O dabar prie reikalų. Ignitis patiriamas nuostolis aptarnaujant gaminančius vartotojus, tai yra saulės elektrinės įsirengusius klientus, sumažės 70%, jei bus priimti dabar pasiūlyti įstatymų pakeitimai. Taip jau poveikiai vertino Ignitis grupės finansų vadovas, investuotojams pristatydamas įmonės rezultatus. Dabartinė gaminančių vartotojų apskaitos tvarka bus keičiama. Jų generuojamas nuostolis bus kompensuojamas riboto dydžio mokesčių patiems saulės jėgainių savininkams, o taip pat papildomų mokesčių visiems kitiems elektros vartotojams. Jo dydis priklausys nuo reguliuotojo nustatytos naudos, kurią gaminantys vartotojai suteikia visai elektros rinkai. Ignitis ne vienintelis, kurio patiriami sunkumai veda prie šių pokyčių. Dėl dvipusės apskaitos ir įpareigojimo balansuoti pagamintus elektros kiekius Elektrum Lietuva pernai prarado 10 milijonų eurų. Bendrovės vadovė įstatymo projektą vadina gera pradžia padengiant dalį šių kaštų. Estiškas Senefit pernai dėl gaminančių vartotojų aptarnavimo ir ženkliai augusių balansavimo kaštų patyrė 25 milijonų eurų nuostolį. Sistemos balansavimo kaina gerokai pernai šoktelėjo atsijungus nuo Rusijos elektros sistemos, vėliau normalizavosi. Kodėl tai svarbu? Gaminantys vartotojai tam, kad būtų ne našta, o pagalba elektros sistemai, turėtų suvartoti visą savo pasigaminamą elektros energiją ir iš išorės įsigyti ar ten patiekti tik likučius. Tuomet tinklas būtų mažiau apkrautas, o vartotojai elektros sąskaitos būtų minimalios. Tačiau dabar galiojantis skatinamasis apskaitos modelis, kai į tinklą patiekiama elektra yra kompensuojama lygiai tokiu pat kiekiu iš elektros tinklo už nedidelį mokestį. Toks modelis atvirkščiai skatina į tinklą patiekti kuo daugiau. Kuo daugiau pagamintos elektros nesuvartoji, tuo daugiau gauni ne tik elektros už simbolinį mokestį tuomet, kai jos negamini. Prie to gauni ir kompensaciją už tą elektrą, kurios taip niekada ir neatsiėmei iš tinklo. Rezultatas? ESO skaičiuoja, kad 99 tūkstančiai gaminančių vartotojų iš beveik 180, tai yra daugiau nei pusė, per 2 apskaitinius metus sukaupė daugiau elektros nei suvartojo, sukaupė kabutėse. Vidutiniškai po 9,4 MWh. Rekordinis privataus kliento sukaupimas siekia 88 MWh, įmonės 1,4 GWh. Tiekėjų patiriami nuostoliai dėl viso to yra tik viena problemos dalis. Jie kliento pagamintą elektrą perka, kai ji yra pigi ir grąžina, kai ji yra brangi. Tad kiekviena tokia kilovatvalandė neša nuostolį. Šis niekur nedingsta, tikės arba geba tos nuostolius kompensuoti didindamas kainą kitiems vartotojams, arba nutraukia nuostolingą veiklą.
Kita problema yra tinklo valdymas. Gaminantys vartotojai negali būti išjungti tinklo valdytojo nurodymu. Tai yra, nedalyvauja tinklo balansavime. O komerciniai saulės parkai dalyvauja. Ir tinklą balansuoja ir už save, ir už gaminančius vartotojus. Tad ir kiti gamintojai netiesiogiai subsidijuoja gaminančius vartotojus. Visa tai susiveda į matematiką, kad savo pasistatyta privati saulės elektrinė gamina apie 15 metų, o atsiperka per 1 ar 3. Kitaip tariant, gaminantys vartotojai yra privilegijuočiausia elektros sistemos kasta iš visų. Trečia problema yra tai, kad gaminančių vartotojų jau yra pakankamai daug, kad jie taptų politinė problema. Tam, kad panaikinti perteklinį skatinimą, reikia nebijoti suerzinti šios elektorato dalies. Iš šitos baimės ne subsidijų panaikinimas, o tik siūlomas pleistras. Pavasario gamyba. Gegužės 4-10 dienomis vietinė elektros gamyba Lietuvoje užtikrina 90% elektros poreikio. Taip bent jau skaičiuoja Litgrid. Daugiausiai elektros gamino vėjo elektrinės, 51% poreikio, saulė kol kas gamina tik pusę to, 27%. Šie skaičiai apytiksliai atitinka ir ilgesnio laikotarpio šio pavasario skaičius. Balandį Lietuvoje 1 kartą per mėnesį pasigaminame daugiau elektros energijos nei suvartojame, arba beveik tiek, kiek mums reikia. Lietuvos energetikos agentūra ir Litgrid pateikė skirtingus skaičius, mat pastarieji skaičiavimai įtraukia kruonį ir baterijų poreikį. Bet ar tai būtų 108% šalies poreikio balandį, ar 99% šalies poreikio balandį, tai yra nuo 2009 metų nematytas 1 mėnesio gamybos rezultatas. Prie rezultato labiausiai prisidėjo vėjo elektrinės, pagaminusios apie 55% visos vietinės elektros, ir saulės elektrinės, pagaminusios apie 22%. 11 dienų elektros gamyba iš vėjo ir saulės buvo didesnė nei elektros poreikis šalyje. Kodėl visą tai svarbu? Mūsų kelionė link apsirūpinimo vietinės gamybos elektra yra verta periodinio paminėjimo ir pasidžiaugimo. Be to, kuo daugiau elektros energijos pasigaminame vietoje ir ne iš importuojamų energijos išteklių, tuo mažesnis energijos kainų šokų poveikis mums. Esu minėjęs, kad ši naftos krizė yra pirmiausia transporto krizė. Gamtinių dujų kaina kol kas šoktelėjo iki 2023 metų lygio ir vėl yra nepatogiame lygyje, tačiau tyliai viliuosi, kad taip galėtų ir likti, jei dar nenutiks kas blogesnio. Tai yra viena priežasčių, kodėl energetikos šokas neatsispindi elektros kainose. Kita priežastis, jų yra ir daugiau, pasikeitusi elektros gamybos struktūra. Nuo 2021 iki 2025 metų elektros poreikis Lietuvoje beveik nepasikeitė, bet vietinė elektros gamyba išaugo 2,1 karto. Importas susitraukė 49%. Iš dujų pagamintos elektros kiekis Lietuvoje padidėjo 51%, tačiau iš vėjo 3,2 karto, iš saulės 11,4 karto. Žalioji energija 2021 metais sudarė 19% galutinio suvartojimo, 2025 56%. Tad šiandien mūsų elektra žalesnė ir mažiau priklausoma nuo importo. Na, o dabar apie Nemuno aušrą. Balandžio viduryje Seime įsteigtas energetikos ir darnios plėtros komitetas. Jis įsteigtas vietoje anksčiau veikusios to paties pavadinimo Seimo komisijos. Dalį funkcijų naujasis komitetas perims iš ekonomikos ir aplinkos apsaugos komitetų. Naujai suformuotame darinyje dirbs 13 Seimo narių. Komitetas savo pirmininku išsirinko Aidą Gedvilą iš Nemuno aušros. Jo pavaduotojų išrinktas Algirdas Butkevičius iš Demokratų frakcijos vardan Lietuvos. Anksčiau veikusiai komisijai taip pat vadovavo tas pats Gedvilas. Kodėl tai svarbu? Anot Juozo Oleko Seimo pirmininko, taip Seimui suteikiama svaresnė galimybė kontroliuoti su energetika susijusius procesus, o parlamento įtaka vykdomai valdžiai ir kontrolė bus žymiai didesnė. Glaudesnė Seimo kontrolė energetikos sektoriui, spėčiau, reiškia didesnį svorį populistinėms iniciatyvoms. Kasgi nepasilgo kalbų apie Ignitis grupės nacionalizavimą ar reikalavimo, kad privačios bendrovės kaip nors kompensuotų. Tiesa, kol kas neįžiūriu, kaip ta glaudesnė kontrolė turėtų pasireikšti, nes valdančioji partija ir jos koalicijos partneriai pakankamai sėkmingai gali energetikos politiką veikti vyriausybės lygiu. O dabar kiti dalykai. Į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę pristatyta pirmoji baterijų parko įrangos siunta. Beveik 47 milijonų eurų vertės baterijų parko elektrinėje įrengtoji galia sieks 99,2 MW, o talpa 198,5 MWh.
Ją sudarys 33 baterijų konteineriai ir 11 galios keitimo sistemų konteinerių. Įrenginius tiekia Vokietijos Rolls-Royce Solutions, rangos darbus vykdo Kauno tiltai. Projektą planuojama užbaigti 2027-aisiais. Litgrid planuoja iki 2034 nutiesti naują 260 km elektros perdavimo liniją tarp Darbėnų ir Panevėžio. Bus statomos 330 kV linijos Darbėnai Varduva Mūša ir Panevėžys Mūša. Taip pat nauja 330 kV Varduvos transformatorių pastotė. Tai bus papildoma elektros magistralė tarp žaliai energetikai patrauklių šalies vakarų ir rytų, kur labiausiai auga elektros vartojimas. Ignitis grupė jau įgyvendino 2 iš 3 valstybės kontrolės rekomendacijų dėl jos plėtojimo 700 MW galios vėjo parko Baltijos jūroje. Paskutinę žadama išpildyti laiku, tai yra vėliausiai iki birželio pabaigos, kai įmonių grupė turi pateikti ataskaitą apie rekomendacijų įgyvendinimą. Bendrovė ruošia projekto eigą galinčių paveikti išorinių veiksnių analizę. Na ir galiausiai. Rygos uoste esančioje Kunzinsalos saloje planuojama iki 2034 investuoti daugiau nei 700 milijonų eurų į vėjo energetikos technologijų gamybos įrenginius. Lietuvių Eurostat 5, priklausantį New Energy Group, svarsto čia įkurti gamyklą, kuri aptarnautų sausumos ir jūros vėjo projektus, gamintų, surinktų ir bandytų technologijas. Taip pat įmonė užsiimtų jų logistiką. Šiam kartui tiek. Tik priminsiu, kad ši tinklalaidė rengiama to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei naujienas mėgstate skaityti, o ne jų klausytis, galite naujienlaiškį užsisakyti į savo elektroninio pašto dėžutę. Visos reikalingos nuorodos tinklalaidės apraše. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.